Sveiki. Sveiki visi. O dabar informacija, kurią turi išgirsti visi mūsų mokyklos mokiniai. Žodis direktoriaus pavaduotojai ugdymui Olgai Jankovskai. Papasakokite apie naujas mobiliųjų telefonų taisyklės. Tai rugsėjo 30 dieną gimnazijoje vyko gimnazijos tarybos posėdis, kuriame dalyvavo mokytojų, mokinių ir tėvų atstovai. Posėdžio metu buvo nutarta pritarti naujai mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkai gimnazijoje. Jeigu gimnazijoje pedagoginis darbuotojas pastebi, kad yra pažeidžiama mobiliųjų telefonų naudojimo tvarka, tai yra mokinys naudojasi mobiliuoju telefonu, tas darbuotojas turi teisę paimti iš mokinio mobilų įrenginį ir atiduoti klasės vadovui, kuris savo ruožtu atiduos tik mokinio tėvams. Tai nuo šio pirmadienio gimnazijoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais ar kitais mobiliaisiais įrenginiais tiek pamokų, tiek pertraukų metu. Su šia tvarka gimnazijos klasių vadovai turėjo supažindinti mokinius pasirašytinai. Tai yra, mokiniai turėjo pasirašyti instruktažus ir taipogi klasių vadovai turėjo supažindinti tėvus su nauja mobiliųjų telefonų naudojimo tvarka. Kaip ir kiekvienoje tvarkoje yra išimtis, jeigu mokiniui dėl sveikatos kažkokių sutrikimų yra reikalingas mobilusis įrenginys, tai mokinys tuomet gali turėti šalia tam mobilųjį įrenginį. Taip pat, jei mokytojui ugdymo proceso metu yra reikalingas mobilusis telefonas, lygiai taip pat mokytojai gali leisti. Tačiau visais kitais atvejais mobiliuoju telefonu yra naudotis draudžiama ir mobilieji telefonai turėtų būti saugiai padėti asmeninėse daiktų saugojimo spintelėse iki ugdymo proceso pabaigos. Su šia nauja tvarka galima susipažinti gimnazijos interneto svetainėje. Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo konferencijoje Filosofija ir dialogas. Plačiau apie konferenciją reportaže. Mes su 10 B klasės mokiniu Nikita Pavovu dalyvavome 5-ojoje tarptautinėje konferencijoje Filosofija ir dialogas. Šioje konferencijoje galėjo dalyvauti įvairių dalykų atstovai, visi vaikai, kurie norėtų pasisakyti apie tam tikrą problemą. Buvo pristatyti pranešimai dialogas ir religija, literatūrinis dialogas, savęs pažinimas per kitą žmogų ir taip toliau. Buvo daug įvairių pranešimų. Klasės aktyviai vyksta į edukacinės keliones. Juose ten vyksta netradicinės pamokos. 10 klasės buvo pajūrė. O 12 C vyko į 9-ojo forto muziejų. O dabar filialo naujienos. Iki kitos savaitės.
Sveiki, labdaros solidarumo bėgimas Gelbėk vaikus. 2025 metais spalio 7 dieną vyko draugystės parke. Mokiniai rinko ne tik kilometrus, bet ir dovanojo gerumą ir nuoširdų norą padėti Lietuvos vaikams, kurie susiduria su sunkumais. Spalio 10 dieną pasaulinė psichikos sveikatos diena. Šią dieną mūsų mokyklos koridoriai nusidažė žaliai. Vilties, šviesos ir palaikymo spalva. Daugiau apie šią dieną papasakos mūsų psichologė Leonora. Spalio 10 dieną mūsų skyriuje buvo minima psichikos sveikatos diena, kaip ir kiekvienais metais. Šiais metais šūkis yra kartu už psichikos sveikatą bendruomenėje. Visur vyravo žalia spalva, kadangi žalia spalva yra psichinės sveikatos simbolis. Vyko fotosesija, visų, kas buvo apsirengę žalią spalvą, gėrėm žalią arbatą, vaišinomės žaliais vaisiais ir vaisiais. Ir vaišino kiti. Pamokose buvo paminėta apie psichikos sveikatos svarbą. Ir dar noriu pasakyti, kad psichologo durys visada atidarytos tiem, kam reikia pagalbos. Šiandien tiek. Geros jums likusios savaitės.